Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia kartu keliauti atminties ir pažinimo takais. Buvusių Muigių šeimos namų komplekse vasario 16-osios gatvėje įrengta krašto istorijos ekspozicija, apimanti laikotarpį nuo pirmųjų gyventojų mūsų krašte iki 1940-ųjų okupacijos. Čia taip pat veikia sakralinės medžio skulptūros ekspozicija Kryždirbystė Aukštaitijoje. Pristatoma Valerijono Strasevičiaus įspūdinga drugių ir vabalų kolekcija. Autentiškoje vietoje, buvusiose Sąjūdžio Panevėžio grupės patalpose Respublikos gatvėje atidaryta pasipriešinimo sovietiniai okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija. Seniausiame Panevėžio pastate Kranto 21 ekspozicija Upytės bajorai nukelia į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus. Čia instaliacija legendinio bajoro Čičinsko tema. Muziejinė edukacija apskritus metus suteikia galimybę mokytis muziejaus aplinkoje. Muziejuje rengiami seminarai, parodų ir knygų pristatymai, susitikimai, miesto visuomenė kviečiama į koncertus ir šventes.